Atliksime maigymą. Uždėkite delnus taip, tarsi norėtumėte sužnypti ir paimti kuo daugiau audinių tarp pirštų ir nykščio. Kaip matote, galite maigyti abiem rankom vienu metu, galite po vieną ranką. Stenkitės apimti kuo daugiau audinių, bet tas paėmimas neturi būti skausmingas žmogui ar sunkus jums pačiam. Nuo šio metodo gerai atsipalaiduoja pečiai, pagerėja trapecinio raumens kraujotaka. Šiam metodui laiko galite neskaičiuoti. Iš mano patirties žmonėms maloniausia, kai maigoma pakaitomis.